Matot, mano toks veidas dabar? Nėra, matot, jokių spuogų čia, buvo spuogai baisiai dideli. Ir šitoje vietoje dar buvo. O dabar žiūrėkit, lygu, nėra nieko, matot? Matot, kaip Dievas, kaip Dievas, šitą pagražino žmogaus veidą, nors jisai per kančias, bet jisai daug gražesnis tampa, nes yra teisus ir šviečia. Jo nebelieka nei dėmių nieko, pažiūrėkit, visiškai švarus veidas. Matot, čia buvo spuogai tokie, biški nežymiai matosi. Čia buvo labai baisiai veidas išbertas mano. Ir čia buvo, dar čia likę biški, bet jau ir tas išnyko. Dėl to, kad Dievas daro stebuklus ir jisai yra. Mano veidas liko kaip kaukė uždėtas būtų, įsivaizduojat? Atrodo, kaip kaukė tikra būtų uždėta. Bet įsivaizduokit, veidas jokias kaukės nedėta, jokia špaklius, koks jisai. Dailiai atrodo, ar ne? Tik išbalęs dėl to, kad mane užmušė vakar tas bjaurus žmogus, prakeikęs mane už tai, kad aš dainavau Dievui ir apie snaigės, apie žiemą, nes aš džiaugiausi su žiema, džiaugiausi, kad prisnygo, džiaugiausi, kad snaigių prikrito. Nes noris, kad nauji metai būtų su sniegu ir prašiau Dievo, kalbėjau su Dievu. Ir štai prakeikė už nieką, visiškai nieką, įsivaizduojat kokie žmonės. Net balsas prareikiau, iš pykčio jam ant visų užreikiau ir pasakiau, Dievo teismas jūsų laukia. Bet tai tiesa, laukia jų teismas. Už vieno teisėjo kančias kentės visas pasaulis. Aš tą sakau ir sakysiu. Nes tai yra Dievo tiesa. Aš buvau teisi, bet tas žmogus nebuvo teisus. Jis už nieką mane kolioja. O tai yra neteisinga. Taip neturi būti. Įsivaizduokit, veidas, puikiai atrodo. Mane Dievas pagražina. Man jisai duoda grožį, viską gali duoti. Jam nieko nėra mane padaryti dar gražesnį, negu mato dabar. Aišku, aš čia dar nepasidažęs, bet veidas daug gražesnis, negu vakar buvo. Vakar buvo jisai baisus šašuotas. Šitas niekšas dar apšyko mane visaip, už nieką visiškai. Kažkoks girtuoklis dar. Eina su vaikais ir keikia. Įsivaizduok, vaikai girdi, kaip tėvas makina savo vaikus šitaip keiktis. Ar gražu rėkti ant žmogaus už nieką? Ką aš jam padariau, blema? Ko aš jam padariau? Aš nesuprantu, prikybo, kad dainuoji. Viešpati, tu mano, kaip ir aš nebegaliu dainuoti. Nebegaliu Dievui skelbti žodžių, kalbėti jam, dainuoti, šokti. Viešpatė, lyg tai kažkokie, kalėjimai turi sėdėti pasaulyje. Kas čia per nesąmonės? Kažkur tas žmogiškumas, blemba. Kažkoks kietas širdis, kaip smogė širdin, vos nenumiriu, vos man infarktas neištiko. Įsivaizduojat, kokie žmonės žiaurūs. Man baimė tokia apėmė, tokia panika. Kaip dėjo smūgį, kaip kokį, peilių, kaip su kokiu akmenį širdin. Įsivaizduoju, vos nenumiriu, vos infarktas neištiko, koks bjaurus žmogus, ar kitas, ar vienas, nesvarbu, kiek tų žmonių, bet jau Lietuvų vėl nekoja, škvalai vėl visokie sniegai ir elektros trūkumai. Už tai, kad už mane baudžia Dievas tokius ir man dar veidą pagražino Dievas, dėl to, kad jis mane myli ir gerbė mano tiesas ir mano iš jo duotas ir visa kita, kad aš einu jo keliu, o ne tokiais, kur šitie rodo savo ir mokina vaikus taip elgtis. Kalbėti ir žodžiais ir darbais niekint kitą. Artimą reikia mylėti, o ne kiekvieną žmogų reikia mylėti. Ir priešus, sako Jėzus. Bet kokie čia priešai? Jie nekoja žmogaus sielą ir užmušinėja jį. Tai kas jam belieka? Tik numirti per tokius debilus, tokius nesveikus žmonės. Žudikus tiek moteris, tiek vyrai. Pavydi visko, ką aš sakau ir dainuoju. Viešpatė, kas čia per žmonės, neduoda kitam gyventi. Ramiai negali gatvė praeiti pro mano namą. Būtinai reikia ant manęs rėkti ir visokiais žodžiais pilt pamazgas, pažadinti vidury nakties ir trukdyti miegot. Tiek kaimynam, tiek man, blemba, rėkdami čia savo, garsiai rėkodami čia, eidami pro mano namą. Būtinai reikia ant manęs išlieti savo pyktį prakeiktą. Tegu nežinas ir juos pasauliai subirės, jie neteks gyvastės ir namų visko. Tokia Dievo valia. Jie net nemato, kad tai paskutiniai laikai, kad paskutinės žemės gyvenimas. Čia nieko nebeliks. Čia viskas bus sunaikinta. Bet jie to nemasto. Aš tai žinau, kad tą tiesą, kad tai bus sunaikinti. Saulė sudegins žemės pusę. Jėzu, kas ten dėsis, tai jie net neįsivaizduoja, kas jų laukia. O prieš Dievo teismą atsistos jie, pamatys, ko netekia. Ką neteks. Pamatys, tada kaip žinos, kaip kitus žeminti. Reikia vieni kitus mylėti, o ne žeminti jų. Ir negerčia ir nerodyti blogą pavyzdį vaikam, jaunimui.
Kur tai matyta? Tėvas dar skaitosi, keikiasi prie vaikų, eina su vaikais ir keikia mane, nu tai įsivaizduoji, koks čia tėvas, blėt, socialinis kažkoks, nedorėlis, eina ir keikia už nieką, visiškai nieką, nu, kur tai matyta. Argi čia teisingumas, ar čia taip teisinga Lietuvoje gyventi, tarp tokių bjaurių žmonių, kad kiekvienas mano žodis ar tiesa reikia mane tildyti ir trukdyti gyventi, ir užmušinėti mane savo baisiais žodžiais. Jais visi pragaran ir jų, ką jie turėjo, ir vaikus, ir žmoną, tas netek žmogus. Pamatys, kas sulaukia jų. Rokišky tai ramu, užtat, kad Dievas žino, kad aš ten esu. Ir neliečia tiek Rokiškyje, kiek kitas miestus baudžia už tokius niekšus. Bet jis galėtų panorėjęs ir sunaikinti tavo namą, namą sugriauti. Jam čia nieko nėra. Ir čia pasisiautėti. Bet jisai vien dėl to nedaro, kad aš esu. Vien dėl to nieko nedaro šitam Rokiškiui, bet jis jau seniai būtų nušluotas, jeigu aš išeičiau. Tai nuo žemės paviršiaus visi labai sugriauti, viskas būtų jiem. Galvoja, kad tik tai mano dėka jie da gyvena, žinai, gyvi, sveiki vaikšta. A taip tai man jis nebūtų, tai jų miestai, visa šalis būtų suniokota. Pasimtų mane Dievas, jiem galas būtų visiems. Pabaiga būtų jiem. Ir tai pabaiga laukia, nes kol jie mane žemins ir nustos ir vieni kitus, tai jų laukia tik tai pekla. Ir Dievo teismas. Kaip nuteisios tokius, tai pamatys. Ir neteks tai ir baus juos dar, ne tik. Ir da baus, ir dabar, ir visada baus. Už kiekvieną žodį mintį man pasakyta bjaurų. Ir dar bus viską, sumokė savo krauju. Savo namai, savo vaikai, savo viskuo. Ką turi ir ką brangina. Neteks visko. Už tai, kad negerbė teisiųjų, negerbė kitų, kurie kenčia, kankinių, visokių krikščionių ir panašiai. Ir žudo, ir naikina, ir žodį Dievą, ir visa kita. Tai siaubas, kas daras. Tai jie bus sudaužyti, visi šipulius tokie žmonės ir jų gyvenimai. Žemė ir pati sudaužyta bus. Už tai, kad jie negerbė Dievo vaikų, negerbė tų, kurie seka Dievu, kurie skelbia tiesą, kurie tarnauja jam, kuris viską duoda, bet jie to nevertina, neskaito Dievo, nieko neskaito. Tai va, tokiam bedievam galas ir laukia, tokia apokalipsės pabaiga. Žemės laikai jau paskutiniai. Šiame gyvenime, kas gyvena, tai visi mirs. Nes paskutiniai laikai čia nieko neliks. Tai va, tokia tiesa. Ačiū už dėmesį.